Gyventi – tai siekti tobulumo. Mūsų gyvenimas kupinas gyvybės tik tuomet, kai mes siekiame tobulumo. Jis gyvas tik tuomet, kol žinome, kur link norime tobulėti ir atliekame kuo tikslesnius ir ryžtingesnius veiksmus to pasiekti. Tuomet, kai nustojame tobulėti, pradedame bėgti nuo gyvenimo. Tačiau nuo jo pabėgti neįmanoma, kad ir kiek alkoholį išgertumėte, kad ir kiek cigarečių surūkytumėte, kad ir kiek saldumynų suvalgytumėte, kad ir kiek filmų peržiūrėtumėte. Anksčiau ar vėliau teks gyventi savo gyvenimą. Ir tai, ką matote filmuose, patirti iš tikrųjų. Kitaip teks žalingus įpročius skatinti vis daugiau, nes vis trūks gyvybės savo gyvenime. Žalingų įpročių griebiamės tik tada, kai mūsų gyvenimo trūksta gyvybės. Galbūt mes bijome atlikti ryžtingus veiksmus, mesti nemėgiamą darbą, išspręsti ilgai besitęsiančią, nepatinkančią problemą. Pagaliau ryžtingai daryti tai, kas išties patinka. Tik taip pradėsime išties gyventi. Kito kelio nėra. Bandydami prisitaikyti prie kitų, atlikti tai, kas mums nepatinka, mes degraduojame. Šitaip mes užveriame savo širdį ir slapta pradedame nekęsti kitų žmonių, nes viduje žinome, kad jie valdo mūsų gyvenimą. Nors ir mūsų veiksmai gali atrodyti kilnūs, tačiau viduje jie bus kupini neapykantos tiek, kiek mes nemylėsime savęs. Jei mes kažką verčiame save daryti per prievartą, tą veiksmą prisotiname neapykantos. Pagalvokite, kiek visko gyvenime darote per prievartą. Štai tiek jums reikia žalingų įpročių atstatyti laimės balansą. Tačiau žalingi įpročiai tai nėra laimė, tai tik jos sintetinis pakaitalas, surogatas, lygiai kaip ir dešrelės be mėsos. Skonis lyg ir panašus, bet tai tik iliuzija. Svaigalai tai nelaimė, jie tik apsvaigina, išjungia mūsų protą, kuris liepia mums keisti gyvenimą. Tuomet, kai išjungia, būna labai gerai ramu, bet tik laikinai ir už tai vėliau turime sumokėti dvigubai. Svaigalai gali būti net ir cukrus, nes jis taip pat padeda pabėgti nuo niūrios kasdienybės, kuri atsirado dėl mūsų neryžtingumo pasirinkti tai, ko išties trokštame. Taigi, ar stipriai dusinate savo gyvenimą svaigalais? Siekti tobulumo tai reiškia ieškoti tikrosios laimės gyvenime. Tapti tokiu, kuris yra laimingas visada, o ne tik tada, kada apsvaigina ir atjungia savo protą, ar atsitinka kažkas gero. Siekti tobulumo tai ryžtingai įgyvendinti tai, ko troksta mūsų širdis. Siekti tobulumo tai suvokti, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir visa visata. Suvokus dėsnius, panaudoti juos savo naudai. Siekti tobulumo tai išmokus visatos dėsnius panaudoti savo naudai, padėti tai daryti ir kitiems. O kas, jei nesiekime tobulumo? Galbūt jūs žavi kuklūs žmonės, tačiau kiek aš jų mačiau, jie visi slapčia ilgisi ryškaus gyvenimo ir žavisi, bei stebisi tais, kurie sugeba taip gyventi. Jie nuolat galvoja apie tuos, kurie drąsesni, o tie, kur turi daugiau pavydo, dar randa už ką juos ir nuteisti. Jie nuolat teisia ir ieško kaltės tose, kurie gyvena laisvai. Kodėl? Nes patys savo neleidžia laisvės, nes bijo, nemoka, neturi ryžto ir drąsos. Ar tokio tobulumo siekite jūs? Galbūt jūs žavi labai daug vienoje srityje pasiekę žmonės. Tai taip pat neišeitis, nes tie patys daug pasiekę vienoje srityje žmonės dažnai gyvena dvigubą gyvenimą, nes daug pasiekti dažnai reikalauja viso įmanomo laiko, o laiko nepaskiršius to lygiai visiems žmogaus poreikiams, atsiranda išsibalansavimas, pradedama eiti į kraštutinumus. Jei toks žmogus nekreipia dėmesio į įvairius ženklus, lygos, nesusikalbėjimas su šeima, draugų praradimas, abejingumas gyvenimui, stiprėjantys žalingi įpročiai, gali būti pereita prie labai kraštutinių veiksmų. Taigi, ar tai yra tobulumas? Tai yra bukumas ir užsispyrimas, proto iliuzijos vaikymasis bet kokia kaina. Žmogus turi suvokti save ir visatą visapusiškai ir tik tuomet dėti maksimalias pastangas tobulumui pasiekti. To nepadarius, tikslai dažnai tampa savanaudiški, neatnešantis laimės ir net žalingi aplinkiniams ir visuomeniai.